Pilietiškumo dėlionė. Tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmes Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimą ją atpažinti. Kultūros įtaka kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Mokytojų streikai ir akcijos, pilietiškumo apraiška ar nepamatuoti lūkesčiai ir norai. Apie tai pokalbėje su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Alytaus miesto susivienimo vadove Meile Platukiene, žurnalistu Romu Sadausku bei Liudu Ramanausku. Pilietiškumo dėlionė. Utenos radio eteryje kas antrą trečiadienį po 11 valandos. Laida kartojama ketvirtadienį po 16 valandos, šeštadienį po 10 valandos. Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki bičiuliai, kaip girdėjote iš anonso, mūsų studijoje šiandien vieši Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Alytaus miesto susivienimo vadovė Meilė Platukienė. Meilė, laba diena. Labą dieną. Taip pat kolega, žurnalistas Romas Sadauskas. Romai, laba diena. Sveiki. Na štai, streikas vyksta toliau. Mokytojai neranda kompromiso su švietimo mokslo ir sporto ministru. Prezidentas sako, kad streikuojančių mokytojų ir ministerijos darybos atsidūrė akligatvėje. Meilė, pirmas klausimas. Kiek vis dar streikuoja mokytojų, juolab, kad jau netrukus ruošiatės ir savo didžiajam mitingui prie Seimo. Štai biudžeto projektas jau keliauja į Seimą ir ten bus dalinamas tas biudžeto pyragas. Tad kiek mokytojų dar vis pasiryžę streikuoti? Tai Lietuvoje apskritai tai skaičius jisai beveik yra nemažėjantis, apie tie 3000 yra tų streikuojančių. Ką reiškia irgi kartais, ką reiškia streikuojantis, nestreikuojantis, nes vadovai kai kurie, jeigu mokytojų yra nekontaktas, tą dieną jisai neturi pamokų, kažkodėl NŠA jų apskritai yra neįrašyta arba labai stipriai vėluoja. Todėl čia tokie gali nesueiti tam tikri faktai, kiek iš tikrųjų yra streikuojančių. Patikslinsiu, ne prie Seimo mes turime mitingą, mes mitingą turim Vinco Kudirkos aikštėje. Beje, nacionalinė švietimo agentūra štai savaitės pradžios duomenimis streikuoja 1440 mokytojų. Jūs kalbate apie 3000. Aš net neratau Alytaus miesto. Tai va čia tas ir yra faktas, nes tuo manipuliuoja, jau žinau, kad ir kitos profesinės organizacijos jau dalyjosi ir aš atsidariusi, aš nerandu savo miesto. Tai vadinasi, kad ne viskas yra suvesta, ne viskas yra teisinga. Beje, praėjusį penktadienį 4 profsąjungos pasirašė sutartį su švietimo mokslo ir sporto ministru, o štai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga nepasirašė. Dėrybos turėjo vykti savaitės pradžioje, jos nieko nedavė ir Meilė, kodėl taip yra? 4 pasirašė, o štai jūsų profsąjunga lieka toliau kovoti. Jeigu tai būtų galima panaudoti tokį terminą. Na, jeigu iš tikrųjų žiūrėtumėm, kas turi didžiausią kiekį profsąjungoje skaičių švietimo darbuotojų, daugiausiai mokytojų, aišku, kad turi LHDPS profesinė organizacija. Todėl jai labai skaudu, kas vyksta šiuo metu. Jeigu paslaugų sferos darbuotojų sąjungose yra mokytojų, tai nėra tai tiksliai pasakyta, kad yra pačios didžiausios. Jos pačios taip pagal įstatymą gali sakyti, kad jie neprivalo atskleisti, kiek jie turi profesinėje organizacijoje žmonių. Bet mes kažkodėl tai nemeluojam. Mes turim 6, virš 6 dabar vakarą. 3 kaip tik perėjo iš tos organizacijos jau oficialiai. Aš pati vakar vieną atidariau, šiandien dar kitą atidarau. Tai ta prasme, kad tai yra, tie skaičiai tokia manipulacija. Kodėl pasirašo, kodėl nepasirašo, nes ar dėl 3,7% reikėjo iš tikrųjų tada tų dėrybų ir pasirašinėti. Realiai tai buvo jau susitarimas jau padarytas, kad 10%, o dabar mes turime visumoje 3,7%. Pati finansų ministrė pristatydama procentus pasakė 14%. Tai kur tai ką sako mūsų ministras, 21%. Skaičiai nesutampa. Beje, dar vienas klausimas. Kalbant apie mokytojus Lietuvoje, yra takoskyra, kaip mes turime 2 Lietuvas, tai yra Vilnius ir visa likusi Lietuva. Jeigu kalbėti štai apie dabar jūsų streiką, pilietiškumo
pasipriešinimo apraiška, ar mes čia taip pat turime 2, o galbūt 3, 4 Lietuvas? Na, didesnė dalis visgi aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi žemaičiais. Jie yra tie, kurie pas juos didžiausi skaičiai yra streikuojančių. Didžiausi skaičiai procentaliai tiek, kiek jie turi mokytojų, procentaliai daugiausiai jie streikuoja. Vilniuje turim daugiausiai organizacijų, bet tai nėra pats procentaliai didžiausias skaičius, kuris galėtų streikuoti. Dabar, pavyzdžiui, ir skambina tėtis iš Klaipėdos rajono, bet vaikas eina į Klaipėdos miestą ir sako, nuo 29 dienos streikuoja pradinė mokykla, visa streikuoja. Sako, jūs šaunuoliai esat. Jie nekelia jokių kažkokių pretenzijų, dar kažką, sako, mes puikiai suprantam, kokia yra situacija, nes tai yra nenormalu, kas dabar šiuo metu vyksta. Romai, puikiai žinai situaciją regiono mokyklose, arba bent mes jau orientuojamės. Štai Meilė pasakė, jog vis dėlto žemaičiai yra čia dabar patys tvirčiausi. Kokia situacija Dzūkijoje? Dzūkijoje aš tiksliai nežinau, kuri mokykla streikuoja, kuri ne. Aš pats gyvenu Lazdijų rajone, ten nestreikuoja niekas. Ir profesinių sąjungų, tiesą sakant, aktyvių nelabai yra. Neseniai buvo pranešimas, kad antroji berods mokykla įsisteigė pradiniai, yra gimnazijų ir vienoje iš gimnazijų ir dabar vienoje pradiniai mokykloje įsisteigė skyrius ir tiek, bet apie streiką ten nekalbama. Tai vis dėlto tos 2 Lietuvos egzistuoja, nes pripažinkim, tas pats mokytojas, gaudamas ten truputį virš 1000 eurų kažkur Vilniuje, jisai jaučiasi bendram fone tarp vidutiniškai 2-3 tūkstančius uždirbančių žmonių tokiu truputį nuskriaustų vargšeliu. O mažam provincijos miestelėje, kur alga vargiai siekia, vidutinė alga vargiai siekia minimalią, mokytojas jau yra beveik ponas, bent jau su mokinių tėvais bendraudamas, jisai nesijaučia ir jie su juo bendraudami nesielgia kaip su skurdžium, kuriam gali nurodinėti ką. Tai ta situacija yra visiškai skirtinga. Ir galų gale klasių dydis. Vienur tos klasės perpildytos, kitur kalbama apie tai, ar išliks dar mokykla, kur ar tą minimalų kiekį mokinių reikiamą pasieks. Tai suprantama, kad tos 2 Lietuvos, ar 3 Lietuvos, ar 4 egzistuoja. Kitas dalykas, egzistuoja ir politiniai skirtumai. Sakysim, mes galim pasižiūrėti į tuos rajonus, kuriuose daugiausiai streikuojama ir tada kas valdo savivaldybę, kuri partija ir panašiai. Tai irgi galim suvesti. Ir dar trečias į tą politinį ciklą. Vis dėlto, jeigu aš nežinočiau, visiškai nesekčiau įvykių, nesidomėčiau, kuriais metais vyksta rinkimai ir vien girdėčiau apie mokytojų streikus, tai kažkaip galėčiau jau numatyti, kad artėja Seimo prezidento ar dar kažkokie rinkimai, nes prisiminkim praeitą streikas, kai ten laipojama per langus buvo švietimo ministerijoje, irgi vyko likus berods metams iki Seimo rinkimų, tai čia viskas labai gražiai susiveda. Tai norėčiau Meilės paklausti. Taip. Tikrai galėčiau čia patikslinti, jau gal ir net be klausimo, atsiprašau, liūdai pertraukiau. Tai visiškai nebūna susiję, žinokit, su rinkimais vienais ar kitais, tai absoliučiai nesusiję. Galiu paaiškinti, kaip tai vyksta. Jeigu yra išrenkama jau naujieji, tarkim, tai tu vis tiek lauki, kadagi ten susiformuos viskas, kada bus paskirti ministrai. Atsiminkim, kad praeitos kadencijos labai ilgai laukė ministrų. Atsimenate, ne? Labai ilgai laukiam. Tu jų sulauki, tu negali pradėti dėrybų visiškai, absoliučiai nėra tokių dalykų, tokio nėra. Tada jie susiformuoja, paskelbia, kas yra komitetas ir taip toliau, ir tada tu tik tai turi pranešti, kad tu norėsi dėrėtis. Tai žiūrėkit, tada, kada buvo rinkimai, mes išeiname į dėrybas. Pavyzdžiui, mūsų profesinė organizacija derasi metus laiko ir 22 metais, kovo 2 dieną, mes jau pasirašom pagaliau kolektyvinę šakos sutartį. Taigi ten visus metus daugiau reikia dėrėtis, nes pranešti yra terminai. Kaip ir dabar, lygiai taip pačiai pasirašėm kovo 2 dieną, netenkinami juk buvo visi tie reikalavimai, kurie ten nuo 2001 metų tęsiasi sėkmingai. Ir juos vis perkelia į kitas dėrybas. Kaip dabar sako, kad tai ir nauji kažkokie atsirado. Ne, tai yra nenauji, lygiai tie patys yra. Ir tu ateini kovo 2 dieną, jau pagaliau sumušam rankom, viskas tvarkoj ir tada sakai, pradėsim sekančias dėrybas. Sekančias dėrybas mes jau pranešam, lapkritį pranešam, kad nuo 23 metų sausio 1 jau eisim dėrėtis toliau. Ir tada ką? Pirmas dėrybas mes turime vasario mėnesį, kai 2 kartus buvo vasario mėnesį buvo
susitikimai tik dėl protokolo pasirašymo, kaip vyks dėrybos. Jūs įsivaizduojate, tai pirmas susitikimas buvo tik kovo mėnesį. Tai pažiūrėkit, kaip viskas tęsiasi. Ar galima labai paankstinti? Ne. Jeigu dabar turim kolektyvinę šakos sutartį, taip galim numesti tą šiek tiek laiką, kad atgal galimai tada galėtų būti anksčiau šiek tiek, nes turim jau tą kolektyvinę šakos sutartį pasirašę. O dabar, ką mes turim realiai, Liepos mėnesį turim nesutarimų protokolą pasirašę. Ministerija pasakė, tai yra, sako, pirmas kartas. Tai mūsų ir advokatai sako, bus. Kažkada sako, pirmas kartas turi būti. Tai istorijoje realiai, kad ministerijos su kažkuo būtų dėrėjęsi, tai pirmas nesutarimų protokolas. Dabar ministerija dėl darbo užmokesčio siūlo 10% padidinimą nuo sausio, 10% nuo kitų metų rugsėjo. O štai jūsų profsąjungos vadovas Andrius Navickas sako, jog minimalus kompromisas galėtų būti 15% nuo sausio ir dar 15% nuo rugsėjo mėnesio. Skaičiai, jie kartais nesutampa, kalbant ir su viena ir su kita dėrybinė pusė. Melė, norėčiau paklausti, ar iš esmės viskas remiasi tik į skaičius, po kuriais slepiasi pinigai mokytojams? Ar vis dėlto tai nėra tas pagrindinis dalykas, tai yra padaliname pyragą, o visa kita nelabai svarbu. Jeigu ministerija sutiktų su tais 15%, tai visi kiti reikalavimai taptų neaktualūs? Ne, jie labai yra aktualūs dėl tų klasių mažinimo ir kai kolega kalba, tai pačiai labai yra svarbu, nes tarkim ir kodėl Alytuje, pavyzdžiui, rajono viena mokykla nestreikuoja, nes jie buvo ant uždarimo absoliučiai ribos. Jau tada, kai suprato, kad jų nebeuždarys, tada sako, norėtumėm prisijungti. Toks ir klausimas tada, ar tai yra svarbu ar nesvarbu, ir 15 plus 15, taigi nėra 30%, jeigu taip žiūrėtumėm, kaip nėra tų 21%. Yra labai svarbu, ten yra labai daug aktualių klausimų, kas liečia ypač tuos pačius padėjus, ko mes siekiam, kad asignavimai ateitų iš pačios ministerijos tada, kad būtų šiek tiek pagerintos jiems tos darbo sąlygos. Tai yra labai svarbu. Dėl klasių mažinimo, jie pritarė, bet kokiu būdu tai pritarė, kad aš dabar viena mokykla surinko daugiau mokinių, kita mokykla mažiau surinko ir juos mes tiesiog perkeliam ir čia savivaldybė tokiu atveju paskirsto. Čia nėra paskirstimas, su kuo sutiko tos profesinės organizacijos, aš visiškai neįsivaizduoju tada. Ar tarkim, jeigu mes turim 150 mokinių, vadinasi, mums duoda švisas, paskaičiuoja 5 klasėms. Tai jeigu mes padarom po 26, ar 6 duos Alytaus miesto, pavyzdžiui, savivaldybė, kai neduoda tų šakučių minimalių mums tiems padėjėjams, tai net nėra apie ką kalbėti absoliučiai. Bet reikia kalbėti apie savivaldą. Kiek tame procese, aš kalbu apie iš tikrųjų tą situaciją, ne tik dėrybinės pozicijas, kurias jūs dabar derinate su ministerija ir kurios dėje niekaip kompromisinio varianto nepasiekė, bet kiek tame yra ir savivaldos vaidmo vienokia ar kitokia prasme, nes mokytojai dirba skirtingose savivaldybėse, ne veltui Romas minėjo, nuo Žemaitijos iki Dzūkijos. Ir kiek tai priklauso ir nuo savivaldybių vadovų, nuo jų požiūrio, nes visada deklaruojama, kiekvienos savivaldybės biudžeto didžioji pyrago dalis atitenka švietimui. Tai ar tai svarbu ar ne? Kokia savivaldybė, koks miestas, koks rajonas, koks vadovų požiūris? Tai aišku, kad labai skiriasi. Žinokit, tikrai skiriasi ir va šiandien, kaip tik eisim kalbėti net ir dėl pačių kanceliarinių prekių, kas irgi visiškai nuleista savivaldybėms. Atsiprašau, bet kažkokia juokinga ta situacija yra dabar. Kodėl savivaldybė turi tada rūpintis? Ir aš apskritai galvoju, o kodėl šitie asignavimai, mokytojų atlyginimai atkeliauja į savivaldybės? Žinokit, labai kyla tas klausimas. O kodėl sveikatos neatkeliauja? Kodėl jiems tiesiogiai yra mokama? Ir tada sako, oi, pusė biudžeto suvalgė. Ne, nieks nesuvalgė to pusė biudžeto, jokie tie mokytojai nesuvalgė, nes ten yra mūsų atlyginimai, kuriuos paskaičiuoja pagal metodiką būtent švietimo mokslo ministerija. Aš tai sakyčiau, kad tik tai turėtų tai būti tiesiogiai skirstoma, būtent taip, kaip kažkada tai buvo lygiai taip pačiai sveikata atėjusi į savivaldybę ir kažkodėl labai greitai dingo, nes suprato, kad vis dėlto, kad kažkur dar čia nuplaukė. Ko aš vis pasigestu būtent iš tų pačių savivaldybių, jie neteikia jokių pasiūlymų. Jie neteikia. Vadovų asociacija savivaldybių tyli, sako, tai jūs dabar paprašėte.
Tai aš ir sakau susitikimuose, tai mes esam pati žemiausia grandis. Kodėl jūs to nedaro? Tai siūlykite, mes jau sakom, kaip sutaupyti savivaldybės biudžetą, o jūs tylit. Tai jūs dabar pareiškit, tai jūs lygiai taip pačiai pareiškit, lygiai tokiu pačiu momentu, sakykit, kad reikia ir padėjom, viskas, kas liečia švietimą, prašom, duokit asignavimus iš valstybės. Kodėl jie tyli? Aš nelabai suprantu irgi šito dalyko, kuo čia yra palanku tada. Kaip ir čia ir kalbėjo irgi, ir dėl pačių mokyklų vadovų. Mes sakom, kad tylų į pritarimą mes turim, iš daugelio vadovų turim, bet o kur tas garsesnis pritarimas? Visgi kažkodėl likom palikti ir savivaldybių tam tikrų, ir tam tikrų vadovų visgi likom palikti. Ypač turint omenyje, kad savivaldybės yra steigėjas švietimo įstaigų. O kodėl jis toks patapo? Pilietiškumo dėlionė. Na, beje, kai kuriuose šalyse yra kitokia praktika. Pavyzdžiui, Prancūzijoje mokyklos direktoriaus konkursą vykdo ministerija. Ir tiesiogiai jis tada yra nepriklausomas nuo vietinės valdžios. Tai štai apie tą priklausomumą ir pilietiškumo jausmą. Meilė, streikas iš tikrųjų paskatino mokytojus būti drąsesniais, ar ne? Ir mes matėme štai ir tokių konkrečiųjų pavyzdžių. Ir Alytaus mieste, pavyzdžiui, jie jau nepabijojo išeiti su tam tikrais plakatais į akciją, norėdami atkreipti vietinės valdžios dėmesį. Tai aš ir norėčiau jūsų paklausti, ar štai dabartinė situacija tai yra pilietiškumo apraiška, kuri gali padidinti ir savivertę tų pačių mokytojų ir pakeisti šiek tiek situaciją, ar vis dėlto tai tik tai pyrago dalybos? Aš manau, kad jau žinokit gana tylėti ir reikia eiti ir sakyti. Ir netyliai kažkur tai kamerinėse aplinkose, namuose, kabinetuose, prie kavos, kažkur tai pasikalbam ir taip toliau. Tai pagaliau turėtų žmonės išeiti ir drąsiai pasakyti. Aišku, labai kai kuriem yra sudėtinga. Tai, kad amžius mokytojų, tai nėra jau 55 vidurkis, tai yra gerokai, nes aš net paprašiau irgi mūsų paskaičiuoti mokykloje, kiek yra. Skaičius jau 58 metai, žinokite, vidurkis, tai yra kažkas jau baisaus ta prasme, kad reiškia mes tų jaunų neturim. Ką vadinasi mokytojai daro? Jeigu tau virš 60 arba tau jau, kaip sakant, vatuoj išėjimas, jis tiesiog nori tyliai ramiai išeiti ir jau niekam čia nekelti bangų. Tai kur turim jaunesnių? Tai tokiu atveju mes ir matom tą poziciją. Tai pažiūrėkit, net tarp piketuotojų, tų, kur buvo išėjo su plakatais, tai buvo jaunesni žmonės. Vadinasi, vyresni jau yra kai kurie jau nemato kai prasmės, nesako, nu ir kas iš to jau dabar. Bet žinokit, tol, kol mes dar turim tie jaunesni jėgų, mes dar tai darysime, nes aš biškai pabaigsiu dėl žemaičių, kurie streikuoja ten nuo amžinųjų, kaip sakau, ne, ir išsikovoja, yra per mėnesį laiką streikavę tais 2007 metais ir jie išsikovoja tada 45%, jie dar po šiai dienai dirba mokykloje. Ir to susivienimo pirmininkė ir sako, aš nežinau, kiek jie atlaikys dabar, nes jiems jau yra prie pat pensiją, o kai kurie jau yra pensininkai. Iš kitos pusės, mokytojai mokantis mūsų vaikus, mokantis to paties pilietiškumo, ar ne? O iš kitos pusės, kurį laiką tai buvo, tokia valdžios vertikalė, aš kalbu, apskritai. Ir mokytojo balsas, jis buvo girdimas tik tuose mažuose mokytojų kabinetuose, galbūt prie kavos puodelio. Romai, kaip tau atrodo, ar iš tikrųjų dabartinė situacija gali paskatinti ne tik mokytojų bendruomenę, bet ir pačią visuomenę galbūt suprasti, jog jos balsas turi būti girdimas ne tik formaliai. Mes turime daug tokių pavyzdžių pačiuose įvairiausiuose probleminiuose klausimuose, kai yra formaliai diskutuojama, formaliai derinama, bet iš esmės yra transliuojama viena nuomonė. Ir šiuo atveju susidaro toks įspūdis, kad tas kolektyvinės sutarties rengimas ir švietimo reformos, ypač tai, kas dabar nukrito jiems ant galvų, rengimas visas, jame ta diskusija su socialiniais partneriais buvo visiškai formali, ta prasme, kad priklauso, tai padarom, bet iš tikrųjų tai, kas sugalvojo, tai ir pasirašė savo reformą, su kuria atėjo valdančioji partija į rinkimus ir sudalyvavo. Kitas dalykas, kad nepaisant to viso pabudimo pilietinio aktyvumo, pinigų daugiau neatsiranda. Valstybė daugiau neturės pinigų nuo to, kad mes kažkuris rytis kažko pareikalaus, kažkurios ryties žmonės. Ir taip tie patys
patys tėvai, kurie pritarė mokytojų streikui, ar jie nusiteikia daugiau sumokėti už tai. Nes yra paprastas klausimas. Jeigu mes norim kokybiškesnio vaikų švietimo, norim daugiau mokėti mokytojams, tai iš kažkur tam reikia paimti pinigų. Ar mes nusiteikia, pavyzdžiui, vietoj 21% mokėti kokius nors 25% PVM, gyventojų pajamų mokestį atitinkamai irgi keliais procentukais kilstart. O tada uždavus tokį klausimą iš karto, ne iš manęs, iš kažkur kitur paimkite, ten iš oligarchų, iš nekilnojamo turto mokesčio, iš kontrabandos, iš dar ko nors, bet ne iš manęs. Aš nenoriu daugiau mokėti. Aš noriu geresnio švietimo, aš noriu, kad mano vaiko mokytojas, kurį pažįstu, daugiau uždirbtų, jaustųsi oresnis, bet sumokėti už tai aš nenoriu. Tai va tas ir klausimas, čia yra visuomenės susitarimas tarpusavio. Ar mes norim daugiau mokėti už švietimą? Tai nežinau, meilė. Ir Ar tada jaučiate? bus klausimas, ar su ta alga padidėjusia ten 10%, jeigu jūs ateisit į parduotuvę ir pamatysit, kad ten dėl padidinto PVM vėl viskas pabrango dar 15%, ar bus daug laimės nuo to? Jūs tik skaičiuojate tik šitokį variantą, kad didinti mokesčius. Ar jūs ir žinot, tokį iš kur atvejį. paimti? Ta prasme, gal iš Jau policininkų, gal iš Man gaisrininkų. atrodo, kad dabar iš tikrųjų gal reikėtų vakar dienos variantas, kad jau dabar mokytojai, žinokit, atsakingi už terorizmo atvejį Izraelyje. Va šitas labiausiai man patiko, tai žinokit, jeigu nori tokio pulimo, tai mes jį galim su atsaku 20 variantų tų pačių pasakyti ir pažiūrėsim, kaip tada jums tas dalykas pateks. Kokį šaltinį, pavyzdžiui? Kokį šaltinį, koks šaltinis yra, dėl ko šaltinis? Finansavimo tų dalykų. Jau tų šaltinių, žinokit, jau vyriausybei tiek yra pateikta, jau švietimo mokslo ministerija tiek jau turi, bet sėkmingai visus ignoruoja. Tai nelabai suprantu, ar visuomenė irgi viską turi žinoti. Man atrodo, ir vakar vienoje laidoje buvo aiškiai ištransliuota, kur yra tos lėšos. Jau vien tik tai švietime, kur yra lėšos. Ir kaip su tuo auditu atsitiko, kurį Masiulis užsakė, kodėl jisai taip ir liko tada, kodėl ten buvo baisu padaryta tada, tai kodėl visi tada tylė. Šito mes nenorim girdėti ir nenorim matyti. Jėzau, aš net paplosiu, žinokit, iš tikrųjų. Tai turite omeny baisu, viduj ta prasme, švietime. kokia yra korupcija pačioje švietimo sistemoje, yra baisi korupcija. Tai pakalbėkime apie tai, kiek iškeliauja neteisingai į pačias aukštasis, į profesinės mokyklas. Pačios mokyklos yra visiškai nuskriaustos. Tūkstantmečio projekte, ką mes dabar matysim ir taip toliau, kiek ten nuplauks tų pinigėlių. Tai kur tie visi asignavimai, būtent jeigu mes žiūrėtumėm į atlyginimų pusę, tai ten yra tik maža dalelį tie patys tie atlyginimai, ką sudaro, visa kita, ką niekiniai projektai sudaro, kurie dalis iš jų finansuojami netgi iš tenai. O jeigu žiūrėtumėm ir valstybė ir plačiai, yra tų pinigų valstybėje, visi atsako, net patys politikai atsako ir dabar, kai susitikimai vyksta su frakcijomis, tik reikėtų kitaip perskaičiuoti. Ką mes irgi siūlom ir pritarėm, tai mokesčių reformai. Senai reikėjo daryti šitą mokesčių reformą, apie kokius 21 ar 25% šią kalbą dabar. Tai darom tą mokesčių vieną kartą reformą. Kodėl dabar mes, tie mokytojai, kurie uždirba mažiausiai, mokam didžiausius mokesčius? Jūs galite man paaiškinti, kodėl tada tie ūkininkai moka 1-2%, ne, maks 5%, ne, ir gyvena kaip mūsų draugai, ne, kas 2 metus keičia automobilius naujus lizinginius, o ne viską. Tai viskas yra tvarkoj, tada viskas yra gerai. Taigi aš šalia tokių žmonių absoliutus ubagas ir dar vergas su tiek pamokų ir tiek uždirbantis esu. Jeigu mūsų dabar etato dalis mažai skiriasi nuo vidutinio darbo užmokesčio, ar jūs čia juokaujat, ar kas čia yra tada? Tai aš einu tada, kaip ten dabar skelbia, į oro uostą, dirbu 3-4 dienas ir uždirbsiu didesnį atlyginimą, negu mokytojas uždirba. Tai kas čia dabar yra? Kurioje čia vietoje viskas yra tvarkoj? Tai jiems galima mokėti, o kitiems negalima tada. Gal pažiūrim tada visų valstybinių institucijų atlyginimus? Visų tada pasižiūrėkim. Tai kaip ten pas juos tada, kaip tie procentai tada. Taigi aiškiai yra numatyti, atsidarykit bet kurios institucijos, matom koeficientą, dauginam iš 1,86 bazinio atlyginimo ir matom, koks yra atlyginimas. Tai padauginkit mano 10,01 koeficientas, dauginu iš 1,86 ir gaunu. Ar dar reikia kokio nors didesnio melo ir tai, ką jūs sako tada? Tai gal mes čia valstybėje susitvarkykim, ką mes čia turim? Na štai, Romai, meilė įrodė, kad gali puikiai atstovauti ne tik savo, bet ir savo. Jo, iš tikrųjų, pirmiausia įdomus momentas, ką išgirdau, kad vis dėlto mokesčių reformai pritarė, bet dabar kaip tik mes matom, kad ta mokesčių reforma tyliai numarinama, nelabai tyliai, bet vis dėlto numarinama. Jau apie šių metų biudžetą kalbama be tos reformos. Ir
Ir antra paminėjo įdomų momentą, tai yra, kad pačioje švietimo sistemoje yra tų pinigų, kurie ištaškomi kitiem reikalam. Ir iš tikrųjų, kalbant apie tą 1000 mokyklos projektą, aš girdžiu kad mokyklose ten perkama, viešieji pirkimai iš tikrųjų vyksta ir perka visokias įrangas ir minkštuosius projektus, mokymus kitiems nežinia iš kur, o vat algų padidinimui tiem varganiem procenteliam kažkaip jau pinigų nėra. Tai čia matyti irgi, jeigu iš tikrųjų mokytojai pirštu parodo konkrečiai iš kur paimtų pinigų, tai tada visai kitaip diskusija atrodo. Tai negi jūs mus kvailais iš tikrųjų laikot, negu mes nematom tos pačios situacijos, bet niekas nenori išgirsti tų pačių tų mokytojų, nes visiems kažkam tai labai yra patogu, tie, kurie yra aukščiau. Jau gana kokybės krepšelius ištaškė. Buvo dalis mokyklų, kurios buvo geriausios ir tos, kurios buvo blogiausios. Kiek ten yra milijonų ištaškyta yra ir kas nuo to pasikeičia? Absoliučiai niekas. Kam čia reikėjo tokio projekto? Nieks neįsivaizduoja. Meilė, aš norėčiau jūsų... Išmesti, absoliučiai balą išmesti. Norėčiau paklausyti dar vieno klausimo. Mes kalbame štai apie ministeriją, savivaldą, mokytojų bendruomenę. Kur šioje situacijoje yra mokyklų vadovai? Kaip jūs galėtumėte įvertinti? Ir taip norisi, ir taip, žinokit, dažnai atrodo, kad užribį. Toks vaizdas atrodo, kad jų tai visiškai neliečia, nes jie irgi tam tikrą formą šiek tiek bijo. Jeigu jie pariekalos, tai žiūrėkit, arba mes jums nuimsim, arba jums neskirsim kintamosios dalies tada, ne? Nes jie tam tikrą formą, man atrodo kartais, kad jie bijo. Ir tikrai, yra savivaldybių, kur tiesiog tyli sako, o ką man sako, tu siūlai daryti. Taigi sako, tu įmetinis pokalbis vyks. Sakau, tai aš niekaip nesuprantu, kodėl jūs neatstovėt už savo rajoną, už savo mokytojus, kodėl neatstovėt. Ir tada grynai smaugia tada juos. Ir šito atveju buvo čia tas padidėjimas vadinamasis 20% už atnaujintas programas. Ir kažkaip mūsų vadovų asociacija Klaipėdoje šiek tiek neteisingai interpretavo tą dokumentą ir visiems transliavo, kad negalės išmokėti. Tai jau mes pasakėm, kaip tai galima daryti ir vis tiek atrodo, kad savo laikosi kažkokios tokios pozicijos, tai net jau šito atveju net jau šičia gal net ir ministrui sakau ačiū, pagaliau atsistojo tiesiai pasakė, mėly vadovai, mokėkite priedais. Viskas. Jau mūsų nieks atrodo nebegirdi. Jie tiesiog yra paskirti ir kai kurių, tikrai, o kur jūs girdėjot vadovų tą poziciją, kad eitų už mokytojus? Ir jie yra vis dėlto labiausiai turbūt priklausomi žmonės. Mokytoją išmesti yra netaip jau lengva. Mokyklos vadovas, jis turi ribotą kadenciją, 5 metų, ir paskui jam reikės dalyvauti konkursuose ir jeigu jis bus toks keliantis problemas, tai kažin ar jis laimės tos konkursus. Bet jisai priklausomas yra nuo vietos savivaldos. Sutikime su tuo, ar ne? Ir štai kaip sustatyti, Meilė, tą iš tikrųjų piramidę, kad būtų supratimas. Aš nesakau vien tik tai apie pyrago dalybas, bet supratimas, kad mokytojai, jūs paminėjote 58 metai, amžiaus vidurkis. Tai kas bus po 5 metų, kas bus po 10 metų, ar ne? Vis dėlto, mano nuomonė, sprendėjų priėmėjai turėtų galvoti ne tik apie šio rudens situaciją, bet ir galvoti, kas bus po tų 50 metų mūsų švietimo sistemoje. Taigi jų kadencija bus pasibaigus, jiems neaktualu. Jo, tikrai Romas už mane atsakė, tikrai, kad jiems bus neaktualu. Bet man tai, žinokit, gaila, tikrai, mes turim savo mokinukų, kurie mokėsi, žinokit, 9-ukais, 10-ukais ir jie pasirinko šitą profesiją mokytojo. Ir įsivaizduojat, jau yra baigusių dabar, irgi viena išvykusi į Tenerife dirbti, ten irgi mokytoja, nes Vilniaus universitetas kaip tik ją išsiuntė, kaip viena iš geriausių studenčių, ne? Ir kai ji klausė, bet mokytoja sako, kodėl jūs man nesakėt, kad toks yra atlyginimas. Aš, man atrodo, galvoju, kad mesgi šiaipgi nekalbam paprastai susirinkę visi, ne? Ar mesgi dalinamės, kokia ta atlyginimo dalis. Mes tiesiog stengiamės gyventi iš to, ką mes turim. Mes šiandien dienai gerai, mes galim pasispausti, bet ką darys tie vaikai, kurie dabar baigia, tie mūsų mokinukai, tie studentai, jiems, žinokit, jie ateina kai kurie ir mokytojos mūsų vienos, kaip tik kolegės dukra irgi baigė, atėjo į mokyklą, padirbėjo ir išėjo, žinokit, 6 mėnesius gavo tą mažesnį irgi, jau ir tai padidinta šiek tiek atlyginimą. Ir jinai suprato, kad išgyventi neįmanoma yra realiai, nes tai Vilnius, ne? Taip kaip ir minėjote, ne? Jeigu kaimokė ir taip toliau. Bet jūs pasakykite, ar iš tikrųjų mes sulauksim kažkur prerijose, kaimuose
jaunų mokytojų. Jūs paminėjo dar ir mokytojų padėjėjus, tai ten tai iš viso pinigai tokie, kad ypač dar kai padalina žmogui po pusę etato, kai visas etatas yra ten arti minimalios, suprantu, ten išsilavinimo nereikia, tarsi žmogus įsivaizduojama, kad galėtų už minimalę, bet kai 300 eurų už pusę etato. Kai padalina tuos pinigėlius dar po pusę etato, o vaikai tai patys sudėtingiausiai. Štai mes turime konkrečią situaciją. Dabar spalio mėnuo, ar ne, Alytuje miesto vietos politikai niekaip negali priimti sprendimo. Man teko kalbėti šią temą, pavyzdžiui, su Klaipėdos rajono meru, kuris sako, taip, tai kainuoja. Mums tai kainuoja apie 2 milijonus į metus, bet mes puikiai suprantame, kad tai yra mūsų pareiga ir funkcija užtikrinti tai. Ir sako, mums nereikia laukti ir niekas jų neatleidžia nuo birželio 1 dienos, kaip kai kuriuose savivaldybėse, tame tarpe ir Alytaus miesto savivaldybė. Aš vis dėlto nesuvokiu tokių situacijų ir mano nuomonė, čia kalbant tai ir apie visų mūsų pilietiškumą, ne tik mokytojų, ne tik mokyklų vadovų, tų pačių savivaldybių vadovų, bet ir tėvelių dėmesio reikia daugiau. Jie irgi turi išmokti kalbėti apie savo problemas, ar ne, ir kalbėti gana garsiai, nes kitaip niekas jų negirdi. Ir tokių pavyzdžių mes matėme jau ne vieną ir šiais metais. Tai va tas ir yra, kad aš irgi kartais iš tikrųjų pasilgstu ir tų pačių tėvų, kieno vaikučiams reikia tų pačių padėjų, kodėl jie irgi tyli, kodėl viskas lieka tik tai mokytojai. Aš žinokit, aš kažkaip niekaip nesuprantu to dalyko. O man labiausiai vis tiek, gerai, mokytojas jis vis tiek padarys tą darbą. Niekas tų vaikų neišmeta, neišveda ir taip toliau. Nors užsienyje yra labai puikia praktika. Per 20 minučių tu turi prisistatyti į tą mokyklą, jeigu su tavo vaiku yra problema. Todėl visi turintys tokius vaikučius stengiasi, nuomojasi, perkasi butus, namus arti mokyklų. Tai yra visiškai natūralu, nes o ten pavėžėjimas yra pagrindė. Tai vadinasi, kad tie butai, namai, viskas yra labai brangu. Tai yra tokia situacija klaiki. Bet kodėl čia yra tokia tyluma? Žinot, man kartais labai baisu yra tai, kad, tarkim, klasėje, o tie kiti vaikai, juk jie dažniausiai dar ir nukenčia dėl to, kokybė tai ir visiškai suprastėja, nes tu su vaikais kažkur tada, jeigu jam prasidėjo koks ten priepuolis, tu su vaikais išeini į lauką, jau ta padėjėja arba atėjo jau ten pavaduotoja direktorė ar kažkas, tai personalas, kuris lieka su tuo vaiku, bet taigi kiti vaikai tai netenka ugdymo proceso. Čia yra baisiausia situacija. Kodėl kažkaip visi tyli? Visi laukia, kažko visi tikisi. Žinot, čia tai pasakysiu, tai baisiai. Apie narkotikus, kaip mes jau kalbėjom, tai aš jau prisimenu nuo savo studentavimo laikų, tai jau 30 metų. Dabar jau mes pasiekėm tą patį piką. Tai ar mes irgi tiek lauksim 30 metų? Daug neatsakytų klausimų. Šiandien noriu padėkoti. Be jokios abejonės, problema dar neišspręsta. Mūsų studijoje šiandien viešėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Alytaus miesto susivienijimo vadovė Meilė Platukienė, kuri nebijo apie tai kalbėti garsiai. Taip pat žurnalistas Romas Sadauskas, prie mikrofono ir pulto buvo Liudas Ramanauskas. Aš nebejoju, kad prie šios temos mes dar ne vieną kartą sugrįšime ir mūsų laidose. Ačiū, Meilė, labai už jūsų drąsą ir už norą kalbėti. Ačiū, kad kviečiate. Pilietiškumo dėlionė. Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.